Acá nosotros a esto le llamamos señuelo. Ropi, rápala. ¡Ya pala! Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Matot, kas čia dedasi? O čia dedasi tai, kad mes atvažiavom mūsų visų bičiulių prieš 2 savaitės, kai gaudėme vėviržę šlakius kvietimu pagaudyti šlakių Neryje. Jie sako, pas mus sunku vaikščiot. Pažiūrėkit, kas čia vyksta dabar. Alpinizmas. Durniai visai. Nu. Nu va, galų galę nusileidom, visi matyti veidai nuo praeito karto daugelis. Dar yra prisijungusių žmonių ir šiandien, aš kaip jau sakiau, kai pasisveikinau, kad jie sako, čia Žemaitijoj pas jūs sunku vaikščiot. Mes ką tik tai nusileidom nuo kalno, nuo kurio Napoleonas turbūt žiūrėjo, kaip tenai turi kariuomenėje pult. Bet va, vyrai įsišiepė, šiandien nuotaikos geras, mes turim gerą laiką, turim žiemą kažkodėl pas juos, pas mus jau senai pavasaris. Ir šiandien idėja pagauti taurę žuvį. Vėl, kai visą laiką bus nelengva, vėl turėsim daryti krūvą reikalų, vėl kalbėsime apie upę, kodėl jin tokia, kaip joje reikia žvejoti ir apie tai visą mūsų laidą. Skiriasi visiškai mūsų Žemaitijos žvejyba ir Neries žvejyba. Daugiau tai yra taškinė žvejyba, aš taip supratau. Ne taip, kai mes ten savo upėse einam tą kilometražą, apčiupinėdami kiekvieną posūkį. Čia tiesiog gidai atveda į žuklės vietą ir aišku, kad nuo čia iki čia šitą plotą 100 metrų mes turėsime apdirbti. Duodamam valandą laiko, sako, nebus per valandą žuvies, važiuojam kitur. Tai Vilniečių žvejyba, Neries žvejyba yra visai kitokia negu Žemaitijos. Tiesiog yra darbas per taškus. Mums paaiškina apie pagilėjimą nuo salos, išėjimą, kur nurimsta vanduo. Tokiose vietose turėtų būti žuvis. Iš tikrųjų, kaip ten matėte, prie srovę buvo pakankamai greita srovė, o čia rimsta. Ir čia sako, būtent tokiose vietose reikia žiūrėti, kur yra raibuliukas, kur yra nedidelė dobelė, kad ir 0,5 metrų giliau negu pačioje upėje. Tokiose vietose čia ir laikosi šlakiai ir lašišos. Įdomu, žvejyba tokia, kaip supratau, darbinė, atsistojam taške ir dirbam. Pasikeisti vieną kitą masalą, sakė, nes žuvis gali iškart paimti, jau gali atsiliepti po 40 minučių vos ne drožimo vienam taške. Įdomu? Įdomu, tačiau, kaip matote, šlakiniai masalai ir apie tai mes kalbėjome prieš 2 savaitės, tai viskas lygiai galioja Neryje tas pats. Masalai pakankamai ryškus, nėra patys didžiausi ir žinoma, jie parenkami pagal žvejybos vietas, pagal gilius ten, kur galima gaudyti žuvį. Iš ties, Vilniuje netaip seniai buvo žiema, matosi, nes didžiulės ledo lytis dar guli ant krantų ir upė tik pradeda skaidrėti ir dabar pats geriausias metas pradėti gaudyti būtent tą įdomią taškuotą žuvį, kuri kimba Lietuvoje. Ir ką jūs manote, mes tik tai pradedam žvejoti ir pirmasis kibimas mūsų bičiuliai Remigijui, jisai sako žuvis ir iš tikrųjų didelis džiaugsmas visiems, kol nepamatome, kad ta žuvis yra lygiai tokia pat taškuota, dėl kurios mes čia atvažiavome, tačiau tie taškeliai įsidėstė kiek kitaip ir žuvies spalva kiek kitokia. Nors žinoma, jin žalia, nors žinoma, jin graži, bet visai ne ta. Svarbu, kad kova su ją vyksta ir mes pamatome pirmąją žuvį, kuri žinoma taip pat bus paleista atgal. Lydeka.
Netoks dažnas laimikis, žvejojant šlakius, ypatingai rudenį, bet pavasarį, kaip suprasite, šitos išprotėjusios žuvis dabar alkanos per žiemą tokios, kad jos kimba ant viską, ką tik bandome jom įkišti. Aišku, norisi priminti visiems, kad lydekų žvejoti iki balandžio 20 dienos mes negalime, na, o jeigu jos netyčia užkimba, turime iškart būtinai paleisti atgal, ką ir daro mūsų bičiulis. Nu va, mes pradirbam nepilną valandą taške, o jau turėjom įvykių. Turėjom lydeką, turėjom vieną didelę žuvies išėjimą, bet nesupratom kas. Vėliau paklausim kas ir aš turėjau čia ką tik tai smūgį. Labai neblogą. Keičiau voblerius ir galų gale ant mano skaterį mėgstamiausia. Pakankamai aktyvus masalas ir buvo labai geras smūgis. Patraukimas iš rankos. Žodžiu, kiek supratau, vyrai sako, kad žuvis šiandien aktyviai. Jeigu lydekos kimba, jeigu buvo išėjimas kažkoks, sakė, prisivijo didelio žuvis, apie 3 kg, bet taip nesuprato, kas. Ar didelė lydeka, ar šlakis. Ir čia aš turėjau patempimą, tai tokia mūsų pirma pradžia tai ekspedicijos, aš nepasakysiu, kad visai nueina veltui, nes mes, kaip jau sakiau, dirbam tik valandą laiko, veiksmo yra, tai labai tikėtina, aš labai tikiuosi, kad galim pamatyti šiandien žuvį. O tai yra reta tokia žuvį pamatyti Lietuvoje. Reikia dirbti toliau. Dirbam toliau, žygiuodami per iš tikrųjų įspūdingus ledo luitus ir įsivaizduojame, kokio aukščio buvo upė, jeigu matote, kur sunešti ledai. Ir tęsime žvejybą. Kaip jau sakėme, žvejybą vos ne viename taške, mėtame praktiškai vienas nuo kito per gerą atstumą, šiek tiek judame, kas 4-5 metrus tikrindami vietas, kuriuose galbūt yra šlakis ir dar vienas kibimas, kuris įrodymas tik to, kad mes turime vėl nešlakę. Aišku, smagu, kad yra kažkokia žuvis ir kiekvienas meškeriotojas, kuris gauna per nagus, sako, turiu, jau atrodo kažkas. Ir būtent ta pati pirmoji pradžia, kai tu žinai, kad anam gale ne kažkokia tai žolė, nepagalys, o žuvis, iškart sujaudina visus, kol nepamatome, kad štai dar viena marga šonė prie šunė, kaip mes jas vadiname, kuri laukia neršto ir kuri laukia mūsų voblerių tik nuo balandžio 20 dienos. Labai greitai leidžiam atgal, nors ir kaip matėte, ant lydeko yra pakankamai daug dėlyčių, jos nėra ypatingai judrios, tačiau negali atsilaikyti mūsų rapalą siūlomą masalų niekaip, jom visiškai nesvarbu, kad jos turi nerštą. Čia vyrai, man atrodo, jūs kažką ne tą susirinkot gaudyti, jums neatrodo šiandien, ką? Ne, esmė tokia, jeigu kimba lydekos, kaip turėtų išmatyti visom, lydekos yra nekimba kiekvieną dieną čia. Šviestų saulė dabar būtų kokie +5, o čia tik saugok masalus, o čia tik tai pratraukia, kur nors netoli. Lydekose, ne? Tuose va, kur iškišuliukas, tik tai koks akmeninis, va, tai stovintis rovelį, bet jos, žiūrėk, jau šiandien gaudo rovelį, Aha. Tokio išlakį. O tu galvoji, ta pirma žuvis vis dėlto lydeka buvo, tik didesnė? Bet ten stambi žuvis. Stambi buvo? Stambi, lydeka, šlakius kiek kimdavo, toliau čia kimba. Aha. Čia toliau kimba, čia taip apie vidurį, kokie 20-30 metų mes randu. Nu, aš ir turėjau panašiai kibimą toj vietai, toks ryškus, išraiškingas, bet nepaėm. Nu va. Pradžia yra kažkokia. Žuvį mes jau pamatėm šiandien, tai yra svarbiausia ir ne viena. O kai bus toliau šiandien, aišku, reikės dirbti ir dar kartą dirbti. Bet jau gerai. Jau ilgai kažkas tai... Ne taip ilgai kaip veiviržė, ar ne? Dar pakeitus kitą vietą... Na, mūsų bičiulis Ovidijus turi kibimą. Ir vėlgi mintis apie tai, kad galbūt tai išlakis. Ir vėlgi ne, velnė žino, kad čia šiandien darosi. Toje neryje iš tikrųjų vanduo dar nėra taip super praskaidrėjęs ir norėtųsi matyti ant mūsų kabliukų šlakius, bet kol kas mes matėme tik lydekas ir jos tikrai šiandien aktyvios.
Visi vyrai purto galvą, stebėsi, sako, jeigu čia po neršto pavasaris pabandytumėt pagauti lydekų, tai tikrai nebūtų taip paprasta. Ir štai dėlės tai tik įrodymas, kad žuvis visiškai neaktyvios, bet mūsų masalai vis dėlto priverčia jas kibti ir žinoma, neleidžiamo žuvis iš karto keliauja atgal. Mano, greitai ruoštis nerštui. Tomai, tu prieš kelias dienas jau pagavai šlakį. Pagavau, jau prieš kelias Ir tu sakėjai, kad geras rodiklis yra, kad kimbo lydekos. Taip. Nes tu pagavai porą lydekų. Taip, porą lydekų užkibo, paskui ir šlakis. Nu, tokia nuojauta buvo. Ir gražus, sakė, 70. Turi nuotrauką? Taip, turiu. Gerai. Tai va dabar žiūrovai mato tavo nuotrauką. Sveikinam tave. Tai tavo šiemet pirmas atidarimo, ne? Jo, šiemet Žuvinas. pirmas žuvis. Bet tu sakei, kad iš kelinto karto netgi ėmė, ar ne? Jo, grėbimas buvo, paskui pakeičiau kelius voblerius skirtingus ir paėmė vis tiek. Nors galėjo tai būti ne ta pati žuvis. Aš manau, kad tai buvo keli toj vietoje. Ai, netgi taip, gali būti susikaupę. Nes po to ir kolega turėjo kibimą toj vietoje, taip kad ne viena žuvis. Nu, aš manau, kad mes dar aplankysim tas vietas. Tai šlaitais pasivaikščiosim, ar ne? Tai va, mes jau turim žmogų, kuris pagavo žuvį prieš kelias dienas visai neblogai ir dar kažkur mes turim pametę Tomą, kuris irgi taip pat turėjo pagavę žuvį ir ne vieną, netgi turi video, tai mes jo būtinai pažiūrėsime, bet idėja tokia, kad neris atsigavinėja, ar ne? Taip. Žuvų pagauna ir Šiemet labai puikios sąlygos, yra labai geras vandens lygis ir orai tiesiog nuostabus. Niekas netrukdo, nėra šalčio. Nu, taip kaip turi būti, ar ne, šlakių žvejimai. Nu, super, žiūrėsim, kaip čia mums seksis, svarbiausiai, kad pačią pradžią pasižiūrėsim, o to jau sėdėsim vakarė spręsim, man atrodo, klausimas, kaip kitą dieną pagaudžiu. Tokia mūsų pradžia įspūdinga. Lydekų kalnas, Vytenis iš viso šiandien kažkokių nesąmonių pridirba. Jūs matėt, kaip mūsų bičiuliai gaudė. Vytenis kažkur už kampo 5 lydekas pasigavo. Yra filmuota medžiaga, yra nuotraukų pridėta pilna. Bet aš supratau, Vytenį, nors priminti visiems, kad lydekų negalim gaudyti iki balandžio 20 ir ne tas tikslas šiandien mūsų laidos buvo. Bet smagu, kad visi greitai apsižuvino, ta prasme. Kas dabar tam lydekam atsitikė? Kodėl jūs? Įsivaizduoju, Pauliu. Tu visiems lydekautojas pas mus, 2 kart rapalą laimėjai. Jo. Ar čia, kai nuskaidrėjo vanduojas, tokios iš paledo pradėjo aktyvios daryti? Gali būti, realiai vanduo dabar skaidrėja su kiekvieną dieną po truputį vis labiau ir labiau. Automatiškai tuos masalus pradeda matyti. Ir aišku, naujovė maitintis neatsilaikė. Reiškia, tie judesiai vis tiek svyravimai į šonus neatsilaiko. Ir mes šiandien, aišku, turim visiems labai gražią ir naujieną, ar ne? Gal tu daugiau apie ją? Tai naujasis Shadow Repas šedas. Va, tai būtent naujas kūrinys rapalos, 9 cm. Šiaip, kiek supratau, čia prie savaitę dar buvo baisinė paslaptis, ar ne? Čia visi jau tik tai ausų galiukais kažkur buvo nugirdę, bet nei silueto, nei nieko nežinojo. Ir prieš porą dienų, kaip tik išėjo pati reklama, įsiviešino tas naujasis kūrinys. Iš tikrųjų, puikus masalas, gerai subalansuotas, svarelių sistema puikia, metimai tikrai tolimi. Aišku, gaila, kad su juo teks tik tai gal po 1,5 mėnesio gero medaus lydekų pasistengti jas paerzint, nes iš tikrųjų rezultatai puikūs. Spalvinimo gama pakankamai išplatėjo, kas įdomiausia, paleido tokių matinių. O, kaip čia frostą, kaip jie įvadina, ta prasme matiniai, kurie neskleidžia kažkokių tviskesių, nes, kaip žinia, Pauliau, pavasarį, jos bijo tų tviskesių. Tai automatiškai seklumose, jeigu jos ir būna susikaupę, manau, šie būtent tokie matiniai pritemdyti, ar ne? Jo, pritemdyti tie spalvinimai turėtų kuo puikiausiai sudirbti. Jo labiau jų viso labo netgi 10 dar plus yra. Tai iš ko pasirinkti, manau, tikrai turėsim. Ir dar, aišku, reiktų paminėti, kad jie yra kaip ir Shadow Repas 2 gilių. Seklusis ir gilusis. Tai va, dėkui Vytenį. Turim iš tikrųjų įdomų masalą, kurį bandysim būtinai lydekom, bet galima, aišku, pabandyti ir ne tik lydekom. Žiūrėsim, kaip mums seksis antroji laidos daly. Pirmą laidos dalį baigiam mes taip. Lydekų kalnas, vienas pasakojimas apie šlakį ir antroji daly mes visi skirstimės. Mes nebegaudysim krūvą, tiesiog dirbsim nedideliam grupėm, važinėsim po lokalius taškus, bus daug labai važiavimo ir žiūrėsim, kaip seksis. Kol kas poilsis.
Sveiki, žiūrintys antrą laidos mūsų dalį. Mes vėl prie Neries. Oi. Vakar buvo lydekų diena. Visi pridalino lydeko. Šlakė, tik Tomas papasakojo, kaip pagavo. Šiandien žiūrėsim, bet šiandien mes skirstomės daug mažesnėmis grupėmis. Po 2, po 3 ir dirbsim lokaliuose taškuose. Žodžiu, daug važinėsim. Žmonės žino, kur važiuoti. Dirbsim tiesiog tokiuose nedidelėse atkarpuose po 200-300 metrų, kur yra sulėtėjimas srovės kaip čia, kur yra duobės ir tokiuose vis dėlto išsiaiškinam vakar, kad ramesnėse vietose turėtų stovėti žuvis. Ten, kur viskas nurimsta, ten įnilsėsi, prieš kelionę atgal į Baltijos jūrą. Žiūrėsim, kaip bus. Vakar aš turėjau vieną gerą tikrai šlakio kibimą. Manęs taip žiauriai sunervavo. Aišku, ta žuvis, su kuria reikia dirbti, bet mes ir dirbam, ar ne? Pilnas dėžutės, voblerių, spalvota, pačių gražiausia. Turi kažkas jas valgyti. Antra mūsų dalis yra tokia, kad mes iš karto važiuojame į taškus, kur žuvis buvo jau pagautas. Kur pagavo mūsų laidos bičiuliai ir kur pirmoji laidos daly matėte, kaip gražų šlakį pagavo Tomas, jį paleido. Vėlgi jis yra pagavęs toje vietoje ne vieną ar ne 2 šlakius ir mes iš karto atvažiuojam būtent į tą vietą. Nes vis dėlto kažkaip tai žmonės sako, kad tose vietose Neryje, kur esi pagavęs, tai idealiausia vieta pabandyti dar kartą, nes šlakiai juda. Ir tas vietas, kur žuvis turi užimti poilsių, jeigu tu nuimi vieną žuvį, pavyzdžiui, pagauni, paleidi, galbūt ir išplaukia iš tos vietos, bet būtinai tose vietose atsiranda kita. Ir tai tik įrodymas, mums tik pradėjo žvejybą vos ne po 20 minučių, Tomas turėjo prieš tai gerą kibimą, tiesiog jau buvo užsikirtę žuvį, ją paleido ir lygiai už 5 minučių dar viena žuvis ir pagal žuvies kibimą ir pagal jos priešinimas ir tai, kad ta žuvis kibo iš toli, viskas aišku, kad tai ne pirmosios mūsų laidos dalies lydeka. Tai šlakis, graži, tauri, įspūdinga žuvis, su kuria kova truko pakankamai ilgai, bet štai ta žuvis, dėl kurios mes iš Žemaitijos atvažiavome į Nerį. Žemaitijoje mes jas jau matėme, o dabar norėjome pamatyti ir nusifotografuoti, kaip atrodo žuvis pagauta Neryje, visiškai netoli Vilniaus. Tuo labiau, kad tai nebus paskutinė šios dienos žuvis. Pasiimkit savo spinigą, kolega. Šaunuolis, sveikinu. Pildėm. Reikalų, jo. Nu va, pirmą dalį gaudėm lydekas, bet va, antra dalis prasidėjo ir iš karto Tomuko žuvis. Tomu dar šiandien pakalbėsim. Kitas Tomas kažkur dar tenai gaudo, irgi sakė lygiai taip pat. Mes dabar iš viso pasibarstėm, pirmoji daly dar buvom Krūvoj, dabar įsibarstėm visi po perspektyvis ruožus, kad nors įmanoma, kad nors būtų pagauti. Žmonės sakė, mes tiek to bandysim, filmuosim su fotoaparatais, kažką fotografuosim. Dienos pabaigoje bus aišku, bet va gyvai nufilmuot kovą. Ačiū Tomai, tai nedažnai pasitaiko, bet tu šaunuolis. Nepasisekė, ne pirma tavo žuvis jau šiemet, viskas tvarkoja. Nu va, galų galia šiandien mes pasigavom ir Tomą. Po Žemaitijos pirmą kartą šiandien matoma. Sveikas. Nu, Tomas susitikom kitam ruožė. Tomas dirbo toli nuo mūsų šiandien, bet sveikinu, pagavai žuvę. Jau ne pirmą, aš supratau. Šiais metais? Taip. Šiais metais tai jau 3 žuvė. Nu va, žiūriu, kad įsišiepęs visai įsikėlusau. Gerai, žmonėms sekasi. Ir
kiek supratau, Šventoji ir Nerija, ne? Taip. Ir tose dviejose upėse tu gaudai. Nu, šaunuolis. Tai čia pa Žemaitijos sugalvoja atsikeršyti. Va, Kiek galima. 2 savaitės žmogus Raminėje gyveno, kol nepagavo 3 šlakių. Ir įsivaizduokit, kas tai yra pagauti šlakį. Buvo ir tuščių žvejybų, kaip priklauso, viskas normaliai. Supratau. Kava buvo įdomi, žuvis ar buvo labai didelė? Ne, nebuvo. Didžiausias 73 cm. Tai vis dėlto, Tomukai, tavo rekomendacijos ieškant Nery vietų dabar. Kaip jos turėtų atrodyti? Pirmoje eilėje reikia iš tikrųjų kažkiek tai suprasti upę, žinot, kur yra elementarios duobės, kur prie duobių yra pagrindinė srovė. Nereikia jokių ieškoti labai didelės stiprios srovės, kaip ką mes ieškojom rudenį. Reikia ganėtinai lietos srovės, kad žuvis, aišku, jokių būdų, kaip ir rudenį minėjau, nestovės dumblynuose kažkokiuose, kur dumblo yra, turi šiai dienai daugiau būti smėliukas. Gali vienas kitas akmuo būti, bet jo, smėliukas. Dugnas žvyras, smėlis ar ne, vienas kitas akmuo. Gali būti. Ir lėtesnė srovė, ramesnė. Tikrai ramesnė. Ką jie dabar šlakiai tą daro? Dabar, va, ką jie šiuo metu daro? Jie maitintis pradeda? Maitinasi. Ir po truputį jau ruošiasi išeiti, ar dar jie stovės? Išeidinėja. Jau išeidinėja. Jau išeidinėja. Bet aišku, mes, kai gaudom, pavyzdžiui, Nery, tai iš kiekvieno to mažesnio intakėlio dar žuvis po šiai dienai nusileisdinėja. Dar į upę pačią, ar ne? Tai žodžiu, upė gaudama iki kokio balandžio mėnesio dar laisvai? Balandžio galo. Iki net balandžio galo. Balandžio galas yra normalus. Aišku, priklausys nuo pavasario. Nu ir tavo masalai laimingiausi parodyk. Dėžutė, kai visą laiką kabinėjasi prie visų. Praeitą kartą neprisikabinau prie tavęs Žemaitijai. Tai dabar čia, vis dėlto, kad būtų maždaug Abačiai man šiais metais va. Abačiai tavo, ar ne? Vieną dovanojo šlakiuką. Ir jie ką, abačių kaudaunai, ar ne? Nors priminti iš abačio medžio sunkesni, daug toliau metasi, ar ne? Taip. Krankučiai tie patys, jokių problemų tikrai. Gilesnėse vietose, kada reikia duobę išvalyti, jisai labai gerai. Supratau. Ir tie patys. Tik sarapiukai. Sandaunai. Jo, kaudauniukai. Gerai. Žodžiu, dirbti iš principo Tomai reikia, ar ne? Taip. Šitai žuviai, taip, ant durniaus taip sunku, ar ne? Sunku. O kad Aišku, dirbti, visada galima. aišku, kad dirbti reikia gido. Ir tave, kiek suprantu, galim rasti Ramono parduotuvėje Druskininkuose, ar ne? Pasirimo ir ten tikrai tu pravesi daugiau konsultacijų ir papasakosi apie taškus. Liuks, dėkui tau labai už kompaniją. Nu, mes domėmės, aišku, apie Neries spalvas ir modelius ir turim Joną, kuris irgi nemažai gaudo būtent šio žuvies. Jonai, matau, tavo mėgstami. Panašus į visų mėgstamus, ar ne? Labai panašus, tik tai šiuo metu gal tokia ryškesnių daugiau. Ir aš matau, kad pas te visieną daug tų X-repukų nedidelių, ar ne, palyginus? Nu taip. Jie vieni iš tokių irgi tavo, ar ne, turbūt? Šiaip jo, dažnai šitais tenka man. Labai patinka. Jau tas jaučiasi, kai, kaip sakyt, vieną... Virpėjimą, ar ne, darbą patį vomblerį. O svarbiausia ir yra, kad jaus, kad, nu, kaip sakyt, masalas dirba. Jeigu masalas dirba, turi dirbti šlakis arba lašiša. Supratau, Jonai, tavo patarimai ir kur tave galim sutikti, jeigu žmonės norės daugiau sužinoti apie šlakis ir lašišą? Nu, kas žino žvejo kultą, tai parduotuvės mūsų Raudondvaryje, dabar Urmo bazėje atsinaujinam naują, taip pat internetinę parduotuvę mes turim. Žodžiu, Bet kada, jeigu mane sutiktumėte tenai, tai... Jeigu reikia, tai... Patarimai bus, ar ne? Be abejo. Gerai, dėkui, Jonai, einam dirbti toliau. Tokia šiandien buvo mūsų laida. Šlakių vis dėlto pamatėme, kas yra svarbiausia. Ir vėlgi, žuvis, kuriai reikia įdėti pakankamai daug darbo, mąstymo, masalų parinkimo. Ir kaip matote, jį galim pagauti lygiai taip pat kaip Žemaitijoje prieš kelias savaitės, taip pat ir čia, Neryje, visai netoli Vilnius. Tai žuvis iš tikrųjų smagi, stipri, šį kartą aukštaičiai davė kaulų Žemaičiui. Mano vienam asmenį, nieko, aš jos dar už porą savaičių nuvarysiu į kokią upę ir mes atsiskaitysim. Bet žvejyba buvo smagi. Ačiū komandai visi. Buvo liuks su jumis dirbti, taip kad imkit pinigus į rankas, nesakykit, kad nieks nekimba, nes iš tikrųjų gaudyti dabar galima ir gaudyti taurę, įdomią ir stiprią žuvį. Nei žvino, nei uodegos, lygiai po savaitės.
nosotros, a esto le llamamos señuelo. Ropi, Ramana. ¡Ya para!